Spalva tai negali būti spalva. Tik čia užšlifuotas, už tai jisai toks. Ui, tai šitų gyvačių aš čia kažkaip nemačiau. Dar kelia abejonė, kad iš kito kažkas gali būti. Spalva? Kodėl spalva kitokia? Nu tai... Ma čia raudona, žiūrėkit. Nu tai jau... Aišku, būna. Jau pažiūrėk, va kitokia spalva pilka. Čia raudona tokia kaip gysla. O čia iš to Kaip pačio. moteriškis masto, kaip tas galėčiau atsirasti? Ar iš to pačio akmens čia, ar... Iš to pačio. To pačio. O perkūnas tai žino. Čia jau nesuprasi. Būtinai reikėtų jūs įdarbinti, pasidarbuotumėt ir iš karto žinotumėt. Suprastumėt. Čia iš to paties akmens, ar jo padaryti. Tik čia užšlifuota, apdirbta tas. Stebėjau jūsų tus kūrinius, žiūrėjau, tai ta prasme, nu, kaip padaryti, va visą taip nušlifuoti viską gražiai, nu tai Tai gali ir dar dailiau nušlifuoti, bet kai nušlifuoji, tada tas spalva gaunas jau tamsesnė, jį nelabai beišsiskirs. Arba jį išsiskirs labai stipriai, tas bus tamsias, o tas bus šviesas. Tas ir nenuvalyta dalis, o čia jau yra nušlifuota. Dėl to yra, atrodo, daugelis ir sako, čia kažkaip prikibdai. Atrodo, šitą cemento prilyginti. Jo. Bet iš tikrųjų, va čia būtent įrodo, kad žiūrėk, tai juosta, kuri yra einanti aplink, tai jį net ir rodo, va čia, sakykime, ir visiškai tas pats. Čia vaina, tai jūs. Jo. Pagal tas juostus gal suprasti, kad čia nieko prikibdyti. Prašysim parodyti, žinokit, įrankius, kaip jūs... Ko jūs šlifuojat? Man atrodo, kiekvienas esat bulgarkė rankos turėjo. Nu, taip. Nu ir viskas, va ant bulgarkės dėdė kokį deimantinį Diskelį. diskelį, tai kur įkėt akmenis jauna, šitųjų. Didžioji dalis darbų atliekam, paskui nukalį, tas masės, čia sakykim, jaunį, iškapuoji, tas dalis sukaltų. O tai ta mintis pamačius akmenį atsiranda, ar čia būna planas? Kartais akmuo biškį padiktuoja mintį, o čia būtent norėjau tokį pasidaryti žalčių šeimyną. Man tai gyvūnijos pasaulis net ir biškį toks malonesnis negu žmonių pasaulis. Žmonių negali žinoti, ko gali tikėtis. Gyvūnija tai tokia labai smalsumo, veršia turėti gyvūnės atžvilgiu. Taip, kažkokius į plenerus važiuojat? Ne, nelabai mėgstu aš plenerų, nes ten greičia viską daroma, savaitės bėgiai, suduot pavalgyti, per savaitės turi kažką padaryti. Ir dažnu atveju susirinkę menininkai nori pailsėti, nori biškį atsipalaiduoti. Ir tie plenerai gaunas biškėlį tokie lengvabūdiškai praleidžiam, taip tik geriausiai vietinių žmonių kritikės, kurie tokių nuoširdžių vietinis. Tai jeigu aš padarysiu kažką prastų ir atmestinu, aš pats visą laiką vaikščiodamas pro šalį graušau, kad aš tokį nepakibžiu darbą. Atvažiavę tie plenerininkai, jie nesamkavom kraštį. Nu, kartais padarė, negali sakyti, kad visi taip atmestami, bet pas tas laikas riboja tą kokybę, negali per labai trumpą laiką kažką padaryti. Kiek laiko reikia maždaug ten užkalti? Ant tų mažųjų daugiau man reikia išėti. Žodžiukų čia tai gal kokia vos ne mėnesį. Bet čia toks gan kruopštus darbas. Kitur gali ir greičiau padaryti. Dar jeigu nedirbi ištisai, kad jeigu kas nesutrukdo, tai aš neskaičiuoju tų valandų padaryti dabar klausiai, tai net su didelio paklaidą sakau. Gal einam? Jo.